Taip, jie ten o liesti reikia, ne? Ai, būtinai, ne? Arčiau galvai. Galvai priekį, kūvas atgal, pečiai priekį. O, labai gerai. Judesys iš juosmens. Okay. Turit prikelt vamzdžius iki lėkštės ir paspausti. Žiūrėkite ausinės. Duok iš lėkštės. O iš kur eis? Iš čia. Duok. Pajauskit, žiūrėkit tik į lėkštę, vamzdžius jauskit, kad prikėlėt po lėkštę ir paspauskit. Iški po lėkštę. Duok. Prikėlėt. Man reikia Ramunę, aš video blogą kuriu. Taip. Kaip? Žiauriai fani. Aš tokia tik matėt, aš visus pataikiau. Matėm. Gerai, šiaip atraminė turėtų būti priešinga, bet aš galiu sakyti, kad girdis kažkaip padaryti šitą atraminę padaryti. Duok iš 3 lėkštės. Duok? Duok. Jūs taikėte. Tai reiškia, kad jūsų žingsnis grįžta į vamzdį. Jūs turit žiūrėti tik į lėkštę, o vamzdį tik jausti. Pajauskit, kad prikėlėt po lėkštę ir paspauskit. Žiūrėkit tik į lėkštę. Lėkštę, ne? Tik į lėkštę. Duok. Duok. Duok.
Čia plotkai, čia jau mes iššaudėm jau pusę dėžutės. Duok. Duok. Nepriglaudžiat biškį skruostikaulio prie buožės. Ai, kad nevažinėtų, ne? Jisai turi būti visą laiką kontakte. Jeigu tik nepriglaudžiat skruostikaulio prie buožės, turit savo leidžiat įdėti iš rankų. Čia įprotis, ta prasme, aš neįtraukti, tai yra toks O jeigu nepriglaudžiat, tada galit kilnoti iš rankų. Kai priglaudžiat, tada judesys gaunas tik iš juosmens. Tai ta prasme geriau neglausti, ne? Ne, priglausti ir judesys tik iš juosmens. Stabiliau vaikšti, ne? Tik iš juosmens. Iš rankų, kai iš rankų pakeliat, nebe taip dingsta taikymosi taškas, akių lygį. Supratau. Duok. Duok. Jūs medžiojat? Ne, vis neįsivaikau. Norėtas laikas, aš nespėjau. Aš tiesiog savo lygimų turiu. Duok. Duok. Andriaus sudėti, tai nepataiko visas Petras. Atskris C. Lėkštė iš C aparato. 15 cm prieki, 5 cm po lėkštė turi šauti. Tai ta prasme, mano gaudyti čia kažkur? Jo, atskrenda. Kažkaip atrodo, kad jinai pradėjo leistis anksčiau negu. Žiūrėkit tik į lėkštę, jauskit, kad vamzdžiai eina 15 cm prieki ir 5 cm po. Judėkit švelniai, bet žiūrėkit tik į lėkštę. Leidžiu. Leidžiu. Skrenda, dar kartą, skrenda. Dabar sustabdėt, pasižiūrėt į vamzdžius, kad įsitikint, kad jūsų vamzdžiai tinkamai vietai. Nežiūrėkit į vamzdžius, žiūrėkit tik į lėkštę. Tai Modestas šefas jūsų. Kaip sakot? Šefas jūsų Modestas. Jo. Bos užrašyt ant striukės iškart. Pasitaikykit į priekį. Uždaryt ar? Uždarykit. Aha. Taikytės į priekį kažkaip. Čia va. Atraminė koja jūsų turi būti kairė. Svoris turi būti ant kairės kojos. Aha. Vis tiek jūs stovit ant abiejų kojų. Aha. Biškį pasvirkit, kad svorio centras būtų ant kairės kojos. Pasvirkit. Va taip. Gerai. 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 Šitas, ne? Toliau biškį. Aha. Plastikum čia. Aha. Sulaikyti, ne? Ir tada sustu. Jo. Okei. Sakykit, duok ištis lėkštė. Kaip sakyt? Sakykit, duok! Gerai. Duok! Nu, duok. Parodau, kaip jūs neteisingai stovit. Jūs stovit va taip. Aha. O jūs turit stovėti Priekį, ne? Pasirenkus labiau. Jo. Svirkit į priekį, o taip. Nu, duok. Vamzdžio galą. Jūs turit žiūrėti tik į lėkštę. Tik į lėkštę. Tik į lėkštę. O vamzdžio galą tik jaus, kad jisai yra 5 cm po lėkštę. Bet žiūrėkit tik į lėkštę. Gerai. Duok. Per žemai vis tiek, ne? Dabar jūs labai sutempit. Neuždedat, uždėt turit pirštą va taip užleisti. Aha. Nu, duok.
Taikykit čia į priekį tada. Jo. Kol taikysitės pradžiai, va čia, kai jau įsidėsit viską, tada pirštą uždėsit ir paspausit. Skruostikulį čia į priekį. Čia padėkit skruostikulį. Klubas atgal, bet čia į priekį. Kairė akį, kairė. Kas į dešinę praškiau matau, tai yra gerai. Ne, žinokit, turėsit užmerkti, jo. Nes dešinė ranka dešinė akis turi būti. Čia turit priglausti. Čia turit matyti lygiai iš abiejų pusių. Biškai aukščiau akis liniuotis. Matot? O čia va lygiai. Abiejų pusių matot. Tas tris linijas, sakot, matyti? Nu jo, kad vienodai. Ir čia matytumėt, ir čia matytumėt vienodai. Panašiai. Ir čia va lygiai, ne? Tai va tą liniuotę turėsit prikelt prie lėkštės ir paspausti nuleistuką. Dabar vieną iššaukit, pajausti atranką. Štai į krūmus turime iššaukit. Tvirtai petys. Gerai įspauskit į petį. Čia aš tokią vamždę turiu matyti, ne tas linijas? Jo. Netikėta? Nemalonu, sakyčiau. Dantų neišmuš. Ne, neišmuš dantų. Prikelkit prie lėkštės 5 cm kailė nuleistuką. Sakykit, duok aš paspausiu iškris lėkštė. Tvirtai petį turit laikyti, tvirtai petį. Taip, prispausti prie petį. Visa kai lėkštė bus 5 cm virš vamzdžio? Jo. Bet turit prikelt vamzdį prie lėkštės. Nelaukit, kol neužskris ant vamzdžio, bet prikelt, prijudėti. Prašykit. Pasakykit? Jo, sakykit duok. Da. Šautuvą. Jo, tvirtai petį. Duok. Einam į kitą aikštelę po stogu. Į kitą aikštelę einam. Nelikum lietus paliekam čia šitiems tada. Šautuvą čia, ot, privesit, prikelsit prie jos, prie lėkštės ir paspausit. Prašykit. Ta pusė. Jūs turit žiūrėti tik į lėkštę. Į vamzdžius negalit žiūrėti. Vat čia. Skruostikulį turit priglausti vat čia, į priekį galvą. Į priekį galvą. Gerai. Čia vamzdžiai. O taip va privesit ir paspausit. Prašykit. Jo, jūs ilgai galvojat, tai sakau, jūs pradžiai žiūrit kaip į lėkštę. Jūs vėl pasižiūrit. Žiūrit, kur jūs bandat taikyti. Turit kiekvienas galvą ir liniuotę, kai svystas žvilgsnis. Jisai turi visą laik su lėkštė ir jūsų vamzdis turi su lėkštė. Įsistatot į pririšat skruostikulį, leidžiat žvilgsnį per liniuotę, užsukat tenais ir pataikot. Bet pataikot. Ta lėkštė jūs žiūrėt tik į lėkštę, lėkštė skrenda, jūsų šautuvas juda ten, kur jūs žiūrit. Bet tai
gali priglausti skruostikulį. Jeigu skruostikulio nepriglausti, tai tada liūdime šautuvą iš rankų. Dar tu padarys. Да, я позже. Jūs lėkšte aplenkė vamzdžius, jūs tada bandėt vytis, bet nepasivijot. Jūs paprasčiausiai metėt šautuvą į tą pusę. Eikit, pajauskit, kad vamzdžiai priėjo prie lėkštės. Viskas labai šalia, žinokit, dėl to biškį taip ir... Pasižiūrėjot į vamzdžio galą. Jūs turėtumėte įsitikinti, kad jūs šausit ten, kur reikia, bet pasižiūrėtų po to momentu vamzdžio galą. Vamzdžio galas šautuvas sustoja. Jūs nejaučiat to, bet šautuvas sustoja. Paskutinį momentą pasižiūrėti, to nejaučiu, bet užtenka mikrosekundės dalies. Viskas gerai, prieinat ir pat šūvį. Jūs įsitikinat, kad vamzdžiai senais po lėkštę. Ir kai jūs tai padarot per 0,00 sekundės, jūsų kūnas sustoja. Ir jūs sušaunat pusmetris gale lėkštės. Atrodo, kad vamzdžiai yra po lėkštę. Pabandom. Ir šiek tiek ją anksčiau reikia. Mes jau ganėtinai toli. Dabar metėt šolės kažkur tą. Valsiek anksčiau. Šovinis. Gali iš dėžutę prastyti. Pasaikybė dar prašom reikia. Jūs kokį plašą užbėrė. 4:30 čia reikia išidėti. Jo. Turim 50 minučių. O šaudė dar 2 paskutiniai. Dar 2 paskutiniai ir prasidės ratukas. Jūs judam. Kaip dabar pasakyti? Kad išrasti pataikį ir kad gali šaudyti. Darom. Taikykis judesys iš juosmens. Privest šautuvą prie lėkštės ir paspausit žaistuką. Iki duok išliks lėkštė. Išbėgat, grįžot, turit vienu judesiu prie lėkštės. Čia darot padėvą. Dabar visi pasižiūrėti į vamzdžio galą, kad įsitikint, kad vamzdžiai ten, kur jūs turit žiūrėti tik į lėkštę ir negalvojant be signalo iš smegenų jau šauna. Akis užfiksavo pirštą pasišauna. Negalvokit, kad jau. Vino! Jutat, kad išėjot, po to galvojot. Po lėkštę.
Ехали reikia. Pasvirti į priekį. Labai sumos. Irgi tu vieną vaiką, kitą vaiką, vieną, maistą, darbą dar. Yra reikalų. Užsigimęs, Domai. Talentą turi. Toliau bus darbas. Visi jau renkasi, kaip pataikė. Pasvilkite į priekį. Ne taip, gubas atgal pečiai į priekį. Gerai. Bandom. Galvojat. Dabar pagalvojat. Užvedėt vamzdžius, sustabdėt šautuvą. O ne, taip tu ne. Svorio centras turi būti ant kairės kojos. Ištieskit kairę koją, ištieskit. Pasvilkit į priekį, taikykitės ten. Čiut plačiau kojas. Jo. Pečiai virš kairės kojas. Nesugauna. Nestovit, žiūrėkit, jūs stovit vienoj linijoje, va taip va. 45 laipsnius, pasukit kojas. Šitaip? Taip, jo. Va taip, gerai, prašykit. Bandom. Pagalvojat. Užvedat, vedat lygiai, pasižiūrit į taikiklį, tai pasižiūrit į taikiklį jūs sustojat. Šūviai yra, va čia lėkštė, va čia va šūvis. Tai reiškia, kad pagalvojat. Gerai, pasitaisykite. Darbiški. Vaiko dydis? Gerai, jūs patogu. Gerai. Daug maž. Judesys iš esmės. Tiesiog šeika, ne šau. Dabar vieną šausim ten į pievą. Jo. Esmė yra tvirtai laikyti petį. Tvirtai petį. Nes visiškai... Pajauskit, kad liniuotė yra po lėkštė. Kad šita va liniuotė yra po lėkštė. Būtų po lėkštė, nes tai krenta žemyną, ir kol iššauna, kad... Prašykauliai į priekį. Prašykit. Iš antro karto! Paaiškiai, iš kokios senės. Jo.
Dabar iš varsvės? Čia. Kairė užmerkit. Dabar va čia va matot daug daugiau negu čia. Akis turi būti per centrą, dešinė akis. Vietoj vamzdį. Vienoj vietoj vamzdį. Tikitės, kad jums šis tekštelė. Kai jinai užskanda, jinai užskandžiau ir toli visą jie nepataikė. Jo, nes aš mano... O jūs nenorit pabandyti iš kairės pusės? Nebandėt savęs atrasti kairė rankės? Ne. Tai gal nebandysiu. Pabandyk, pabandyk. O kaip su kairė šau? Ką? Su kairė, jo. Su kairė. Merkit dešinę akį. O kaip čia dabar? Merkit dešinę akį. Įsižiūrėm į priekį. Skanau į priekį. Gal į čia. Jeigu aš atvažiuoju, sutikau laimėti laiką, gal man tada Iššaukit vieną. bet su treningais šalies atritraukti. Taip pat. Pasukat, skrenda lėkštė, jūs judat su lėkštė ir paspaudint, bejudat. Nugandam. Turit pajudėti su lėkštė, turi įdėti, aš užtaisys. Paleiskit. Žiūrėt per vamzdžių tą liniuotę. Per vamzdžių liniuotę, jūs turit jaust, kad vamzdžiai juda su lėkštės. Jeigu taip vienoj vietoj lauksit, matysit, kad lėkštė atskrido ir bandysit paspausti, nepataikys. Lėkštė skrenda, jūs turit judėti su lėkštė ir paspausti. O, gerai. Skrenda lėkštė, jaučiat, kad lėkštė skrenda biški virš vamzdžių. Judat ir spaudžiat. Jaučiu, kad vamzdžiai beveik judat. Šitas mane... Bet aš su tą kietu dabar dar matau. Matot, jau suprantat. Aš supratau, kad aš su tą 3 kartus Aš negaliu, kiti mažina per daug liūną. Jo. Second. Take it dar. Organizatorius ir Ieva sadistas.
Jo. Tipo, partneriaujant su DASO Systems. Ką čia filmuojant? O tik čia. Patraukęs. Tipo, partneriaujant su